tada su šiais mokymais, tai pradžioje šiek tiek pristatysiu Jums teisinę pusę šio važtaraščio ir tada paprašysime Žemės ūkio duomenų centro kolegų pristatyti patį modulį, parodyti, kaip juo naudotis, kaip užregistruoti, kaip pildyti važtaraštį ir online būdu parodyti, kaip viskas veiks. Tai taip pat tiesiog užbėgant už akių klausimams, tai nėra baigtinis šio modulio variantas. Yra numatyti šiais metais vystyti ir toliau šį įrankį daryti kuo patogesnį ir kuo funkcionalesnį. Tai tikrai šiais metais bus dar įdiegta papildomų funkcionalumų ir pagerinimų. Per kelis susitikimus, per kelis mokymus mes jau išsigryninom tam tikrus dalykus, kurie turės būti dar patobulinti. Taipogi šiais metais yra numatytos integracijos šio modulio su stambiųjų įmonių IT sistemomis, taip pat su valstybinės mokesčių inspekcijos sistema IVASO, kas turėtų tikrai padėti sutaupyti ateityje laiko ūkininkams, bendrovėms, kuomet nebereikės pildyti važtaraščio ir IVASO sistemoje, nes duomenys suvaikščios tiesiog automatu. Taigi, grįžtant prie naujos formos važtaraščio, tai yra šių metų sausio mėnesį įsigaliojo pakeitimas šio teisės akto ir šiuo metu yra patvirtintas naujos formos Lietuvoje vežamų gyvūnų važtaraštis ir taip pat naujos formos leidimo paskirsti gyvūną skerdykloje forma. Tai leidimo paskirsti gyvūną, tai yra šis dokumentas yra pildomas mūsų teritorinių padalinių VMVT inspektorių ir jis yra išduodamas, kada ūkinių gyvūnų laikymo vietoje yra taikomi apribojimai dėl nustatytų užkrečiamųjų ligų. Ateityje, sekančiame vystymo etape, kaip jau minėjau, šie abu dokumentai bus apjungti, tai yra važtaraštis ir leidimas paskirsti bus apjungti ir bus pildomas tik tai vienas dokumentas. Taipogi yra šiame teisės akte dabartinėme patvirtintame sausio mėnesį yra numatytas metų laiko pereinamasis laikotarpis, kurio metu bus galima naudotis ir senąją važtaraščio formą. Tai buvo padaryta dėl patogumo jums, nes turbūt daug kas yra atsispausdinęs ne vieną ar ne du tuos važtaraščius, kieno tai yra kasdieninis darbas. Tai tiesiog, kad nereikėtų jų išmesti, kad juos būtų galima sunaudoti metų eigoje. Tai metus laiko galios ir naujos formos važtaraštis popierinis ir taip pat senos formos popierinis važtaraštis. Taigi abu dokumentai bus galiojantys ir galimi naudoti. Taip pat noriu priminti, kuriais atvejais yra reikalingas važtaraštis. Tai nuo senosios tvarkos buvusios labai niekas daug ir nepasikeitė. Važtaraštis turi lydėti visus stuburinius gyvūnus ir kiekvienoje kelionėje. Tai gyvulys vežamas perkeliamas į kitą laikymo vietą ar vežamas paskersti, tai turi būti pildomas važtaraštis ir nuo pirmo gyvulio įlipimo į transporto priemonę iki galutinio taško. Tai jeigu transporto priemonėje yra vežami, tarkim, 10 galvijų iš 10 laikytojų, tai kiekvienam šiam galvijui turi būti išrašomas atskiras važtaraštis. Išimtys yra numatytos šiame teisės akte išimtys, vėlgi nelabai kažkas pasikeitė nuo senosios tvarkos, tai yra taikomos išimtys, kuomet
laikytojas savo gyvūnus veža savo transporto priemonę ne toliau negu 50 km atstumu, tai yra jeigu gyvuliai yra perkeliami iš vienos ganyklos į kitą ganyklą ir panašiais atvejais. Taip pat važtaraštis nėra reikalingas, jeigu gyvūnas yra vežamas, tarkime, į gydyklą pagal veterinarijos gydytojo rekomendaciją, tai tarkim, jeigu galvijas yra vežamas į stambių gyvulių gydyklą, tai irgi tokiu atveju važtaraštis nėra pildomas. Arba, tarkim, jeigu sportiniai arkliai yra vežami į varžybą šalies viduje ir apie tas varžybas renginio organizatorius yra informavęs valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, tokiu atveju irgi nėra reikalingas važtaraštis. Toliau, kas gali važtaraštį išduoti? Tai važtaraštis yra numatyti keli atvejai, kad važtaraštį gali formuotis pats gyvulio laikytojas. Jeigu jam tai yra sudėtinga, sunku, tai gali atlikti jo įgaliotas asmuo arba siunčiamo gyvūno siuntėjo prašymų, tą gali užpildyti transporto priemonės vairuotojas arba vežamų gyvūnų prižiūrėtojas. Tai tiek. Jeigu pildomas popierinis važtaraštis, tai turėtų būti su parašais. Taipogi skaitmeninis važtaraštis, kolegos iš Žemės ūkio duomenų centro jums parodys, taipogi gali būti atspausdintas, jeigu yra reikalas, ir paliekamas ir popierinė versija šio važtaraščio. Bet šiaip iš esmės bus reikalingas žinoti tik tai kodas, važtaraščio numeris, kuriuo bus galima matyti sistemoje online šis skaitmeninis važtaraštis. Tai trumpai turbūt tiek. Paprašysiu dabar Žemės ūkio duomenų centro pademonstruoti, kaip viskas veiks, ir tuomet galėsite užduoti klausimus, komentarus, į kuriuos pasistengsime jums atsakyti. Labą dieną visiems. Esu Darius Valkauskas, Žemės ūkio duomenų centro gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus vadovas. Tai iš mano pusės čia turbūt aš jau labai ir neišsiplėsiu, nes Gintarė pagrindinius principus paminėjo ir funkcionalumus. Aš gal tik tai dar akcentuosiu, kad ateityje važtaraščių pagrindu turbūt kas aktualu labai ir vežėjams, ir patiems laikytojams, kad iš važtaraščio duomenų numatomas naujas ir funkcionalumas. Čia turbūt šnekėtume jau, kai būtų važtaraštis pilnai realizuotas pilna apimtimi, tai ir visos integracijos būtų baigtos su vidinėmis sistemomis vežėjo, kurios naudoja, su mokesčių inspekcijos važtaraščiu. Tai naujas funkcionalumas galėtų būti kaip ir automatinis įvykių supildymas būtent iš važtaraščio pagrindų. Tai reiškia, laikytojo pasikeitimas, išvežimas, atvežimas irgi būtų kaip pagrindas šitam automatiniam duomenų užpildymui. Tai bet čia vis tiek, tai dar yra ne šių metų darbas, bet manytume kitų, kai jau pilna apimtimi jau veiks pats važtaraštis. Mano kolegos turbūt pristatys konkrečiau, kas gali pildyti, kaip pildyti, ką supildyti reiktų, kaip vairuotojai galėtų pildyti būtent tą važtaraštį, kaip jie ten atsiranda. Nes pagrindinis principas, visi vežėjai, kurie turi prieigas prie ūkinių gyvūnų registro, kaip juridiniai asmenys, galės tvarkyti savo atstovaujamus asmenys, tai yra vairuotojus ūkinių gyvūnų registre, būtent važtaraščio administravime, tai ten susipildyti patiems informaciją ir vairuotojai jau galės jungtis per elektroninę bankininkystę, identifikuotis ir tuos duomenis suvedinėti būtent įmonės vardu.
Gali būti taip, kad jie dirbs ir keliose įmonėse, tokiu atveju yra. Tai vėlgi kiekviena įmonė turės juos nurodyti, kad jie yra atstovai tos įmonės ir jau prisijungia prie Ugriso važtaraščių modulio, tą informaciją jie matys ir kad turi kelių įmonių atstovavimą. Tai turbūt iš mano pusės trumpai tiek ir tada Konstantino paprašysiu konkrečiau pristatyti ir tada perėtume turbūt prie klausimų. Labą dieną, esu Konstantinas Pupšys, ūkinių gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus vyriausias specialistas. Ir šiandien apžvelgsim programos važtaraščiai veikimo principus. Programa važtaraščiai patalpinta ūkinių gyvūnų duomenų įvedimo programoje skyriuje važtaraščiai. Pagrindiniai programos naudotojai yra valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, prekiautojai ir vežėjai ūkinių gyvūnų, pervežimo įmonių vairuotojai ir ūkinių gyvūnų laikytojai. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba užregistruoja vežėjus, ūkinių gyvūnų vežėjų įmonės užregistruoja savo vairuotojus, toliau vairuotojai gali registruoti važtaraščius ir ūkinių gyvūnų laikytojai užregistruoti ūkinių gyvūnų registre, taip pat tolygu, kad užregistruoti kaip vairuotojai gali registruoti irgi važtaraščius. Yra keli esminiai skirtumai, kad vairuotojas pildo važtaraštį tik tais gavęs ūkinių gyvūnų laikytojo patvirtinimą, tai yra tapatybės patvirtinimą, parašą, SMS žinutę arba kodų identifikavimo. Laikytojas gali savarankiškai užpildyti, užregistruoti savo pervežamų gyvūnų važtaraštį arba pradėti važtaraščio pildymą, kurį vėliau užbaigia pervežimo įmonės vairuotojas. O pačio važtaraščio užpildymo principas yra toks pats, tai užpildomas 3 žingsniais, kuriuos galbūt ir peržvelgsim šiuo metu. Prieš pradedant peržiūrą programos važtaraštį norėčiau priminti, kad prisijungti prie programos galima ŽUDC sudarytų prisijungimu, kai pateikiamas prašymas, arba su elektroninė bankininkystė. Ta forma skirta daugiau veterinarijai ir gyvūnų vežėjų įmonėms, kurioje užregistruojami vairuotojai, transporto priemonės. Ir toliau tapatybės nustatymas naudojamas tuo atveju, jeigu važtaraštį registruoja gyvūnų vežėjas. O toliau, kaip jau minėjau, iš esmės ta formos užpildymas toks pat, 3 žingsniais, kurie pereinami užpildant formą ir paspaudžiant mygtuką pirmin arba žingsnio pavadinimą. Tai pirmame žingsnyje suformuojamas važtaraščio numeris, pasirenkama gyvūnų banda, užpildoma pervežimo diena, tai arba šiandien, ar kažkuri kita, pakrovimo data, planuojamo atvykimo data, laikas kelionės apskaičiuojamas automatiškai. Ūkinių gyvūnų laikytojas gali nenurodyti transporto priemonės ir vežėjo, jeigu pats veža gyvūnus. Taip pat, jeigu perduoda ūkinių gyvūnų pervežėjui, taip pat gali nenurodyti. Svarbiausia, turi žinoti važtaraščio numerį. Toliau pildomas tikslas, ar skerdimai, ar kitą laikymo vietą ir pereinama prie antro žingsnio. Antrame žingsnyje nurodomi pervežami gyvūnai, paspaudžiant pliusą gyvūnų eilutėje.
nurodoma skerdykla, jeigu skerdykla, arba ūkinių gyvūnų laikytojo asmens kodas, kuriam pervežami gyvūnai ir bandos numeris. Iš pasirinktų gyvūnų lentelės galima ištrinti pasirinktą gyvūną ar visus pasirinkti ir ištrinti ir priskirti reikiamus, jeigu klaidos atveju galima redaguoti, kol važtaraštis neišsaugotas, galima peržiūrėti, redaguoti, papildyti, ištrinti ir vėl įkelti. Jeigu pirmame žingsnėje pasirinkta grupėmis registruojamų gyvūnų banda, pavyzdžiui, kiaulės ar paukščiai ar kiti gyvūnai, tuomet gyvūnai nurodomi ne pliusą spaudžiant, o įvedant gyvūnų kiekį. Ir pereinama prie trečiojo žingsnio, paspaudus pirmin arba trečias žingsnis, kuriame nurodomas bandos ir gyvūnų sveikatingumas. Tai yra, ar naudoti buvo vaistai, kurių galiojimas nesibaigė, įvairios medžiagos, ir jeigu yra neatitikimai, tai yra nesibaigia galiojimai, atitinkamai įvedami komentarai, prie kurių galbūt grįšime vėliau, kai peržiūrėsim programos veikimą. Užpildžius vaistų naudojimą gyvūnams, tuomet jeigu pildo važtaraštį vairuotojas, tuomet ūkininkas dar kartą turi patvirtinti tapatybę. Vairuotojas pats pasirašo važtaraštį, išsaugomi pakeitimai, patvirtinamas važtaraštis ir atsiranda mygtukas atsiųsti PDF formatu ir tuomet galima atspausdinti važtaraštį. Jeigu kelionės metu buvo pakeista transporto priemonė ar panaudota kita priekaba, galima užregistruoti transporto priemonės keitimą, paspaudus mygtuką keisti priemonę. Ateityje, jeigu išsaugotas važtaraštis, jį surasti galima važtaraščio ataskaitoje ir peržiūrėti, esant reikalą atspausdinti, ar pratęsti gali jo pildymą vairuotojas. Tai galbūt teoriškai tiek, galim pasižiūrėti realiai programoje. Turiu paruošęs 2 variantus. Tai vienas yra, kai prie programos prisijungia vairuotojas. Kitas važtaraščio pildymas, kai prie programos prisijungia ūkinių gyvūnų laikytojas ir veža savo gyvūnus. Tai čia atkreipčiau dėmesį, kad paspaudus naujas važtaraštis atsiranda 2 mygtukai, tai yra vešiu pats arba perduosiu vežėjui. Pildant važtaraštį vairuotojui, paspaudus naujas važtaraštis, atsiranda mygtukai pradėti naują važtaraštį ar tęsti laikytojo pradėtą važtaraštį. Tai čia tokie skirtumai pagrindiniai, ir jeigu ūkinių gyvūnų laikytojas pradėjo pildyti, sakykime, planuoja gyvulių pervežimą ateityje ir užregistruoja kiekį, laiką, datą, kada perveš, ir turi tada pateikti vairuotojui važtaraščio numerį. Tada vairuotojas pasirinkęs funkciją tęsti pradėtą, tęsti laikytojo pradėtą važtaraštį, įveda asmens kodą, atlieka paiešką. Aišku, čia turi būti užregistruota. O šiuo atveju tokio
testinėje sistemoje nėra, tai galbūt prieisiu prie kitos funkcijos, nes pildymas iš tikrųjų tas pats. Dėti naują vaštaraštį. Įvedamas asmens kodas, atliekama paieška ir atsiranda tapatybės patvirtinimo forma. Tai patvirtinti SMS žinutę į ūkinių gyvūnų laikytojų išsiunčiamas pranešimas ir turi įvesti pranešime nurodytą 6 skaitmenų kodą. Tokiu būdu patvirtinama tapatybė. Paspaudus patvirtinimas ūkio sistemoje, pranešimas išsiunčiamas į duomenų įvedimo programos pranešimų skyrių, taip pat 6 skaitmenų kodas ir turi įvesti programoje arba parašą. Tuomet ūkinių gyvūnų laikytojas tiesiog pasirašo, tvirtina ir gali pildyti vaštaraštį. Surenkama banda, pervežimo data, pakrovimo laikas, planuojamas atvykimo laikas, trukmė kelionės apskaičiuojama automatiškai. Galima pasirinkti vežėją, transporto priemonę. Pasižiūrėti, ar patvirtinta tapatybė, pasirenkamas tikslui ar kitam laikytojui, ar skerdimui. Pasirenkama skerdykla, pasirenkami gyvūnai. Toliau pilnamos požymiai apie vaistų naudojimą. Tai jeigu niekur nebuvo niekas naudota, tai sėkmės atveju tokie pateikiama netaikomi, tuomet nieko papildomai nurodyti nereikia. Jeigu atsiranda požymis, kad buvo taikyta, tuomet pagal pirmąjį požymį būtina pateikti leidimą skersti skerdykloje. Jeigu buvo naudoti vaistai, būtina nurodyti vaistinių preparatų pavadinimą, gyvūnus, kada pabaiga, kada baigia galioti. Spaudus pliusą, jeigu buvo keletas naudojama, galima keletą įvesti. Kol neišsaugota, galima redaguoti arba ištrinti ar atšaukti požymį, kad buvo naudota. Tuomet ūkinių gyvūnų laikytojas dar kartą turi patvirtinti tapatybę, prieš tai išsaugant pakeitimus, bet dar norėjau grįžti prie kitos bandos, pavyzdžiui, grupėmis registruojamos bandos. Tai norėjau parodyti, kad nurodomas gyvūnų kiekis. Galima nurodyti kilmės šalį, kiek iš tų 80 gyvūnų kitoje šalyje gimė. Galima nurodyti gyvūnų užaugintą kiek kurio šalyje irgi įvedant kiekį, spaudžiant pliusą ar ištrinant. Baigus pildyti vaštaraštį, išsaugomi pakeitimai. Aišku, prieš tai galima pereiti per visą vaštaraščio registraciją, spaudžiant bet kurį žingsnio pavadinimą, arba jeigu nuosekliai, tai mygtukus pirmyn ar atgal. Išsaugomi pakeitimai. Esant klaidoms vaštaraštyje,
pakeitimai neišsaugomi, kol yra klaidų. Šiuo atveju išsaugojau, tai jau viskas. Dar kartą patvirtinama tapatybė. Važtaraštį pasirašo pats vairuotojas. Galima dar redaguoti, paskui patvirtinus važtaraštį, važtaraštis nei redaguojamas, nei trinamas, galima nebent atšaukti. Tvirtinam ir suformuojamas mygtukas atsiųsti PDF formatu. Spaudus mygtuką atsiųsti PDF suformuojamas važtaraštis, kurį galima atspausdinti. Keičiant pervežimo metu, keičiant transporto priemonę arba priekabą, tai tokį keitimą galima taip pat užregistruoti, spaudžiant keisti priemonę, užpildant perkrovimo datą, laiką, galima vietą nurodyti, vietos perkrovimo adresą. Galima nurodyti vairuotoją, jeigu keitėsi. Vežėją, tą patį arba jeigu keitėsi kitą transporto priemonės valstybinį numerį. Įrašyti pastabas. Ir išsaugoti per pateikiamas lentelėje. Galima ištrinti ir esant poreikiui įvesti taisymą, kitą perkrovimą ir formuojant važtaraštį. Taip pat nurodomi duomenys apie transporto priemonės keitimą. Tai apie važtaraščių registravimą, apskaitą, atspausdinimą tiek.